Ir atėjo, kaip sakant, naujas pavasaris, 88-ieji. Ir mes su Egidijum, du zakristijonai, panašaus amžiaus, čia dar trečias stovi prie kameros, irgi paskui prisijungė prie mūsų Alvydas, mes trysia gyvenom Telšiuose ir zakristijonavom ir su jaunimu susirinkimus darėm, meldėmės, bet 18 vasario 16 pakliuvom į areštinę. Mane ir Egidijų areštavo už bandymą ant Rainių kankinių kapo padėti vainiką su trispalve juostele ir mus nuvežė į policiją, į miliciją. Ilgai nelaukė, ten padarė kažkokį teismą ir mums nuosprendį už chuliganiškus veiksmus ir pasipriešinimą milicijos darbuotojams. 15 parų arešto gavom. Taigi sėdim mes to arešto, taip vadinamoj Telšių mižaliniai, taip vadino liaudyje areštinę. Iš vienos pusės merginos kriminalistiniam kažkokiam skyriui, iš kitos pusės vaikinai, ten angos, viskas girdėsi, kiekvienas šnarėjimas, kiekvienas, kaip sakant, kibirėlis ir panašiai. Jie dieną miegodavo, o naktį siautėdavo, keikdami viens kitą per mus ir aš turėjau progą susipažinti, kas yra pragaras. Ką reiškia gyventi neapykantoje ir visą laiką linkėti viens kitam baisių dalykų, keikti viens kitą, žudyti, kankinti, sadizmo scenos, ten pastoja, aš tau tą padarysiu, aš tau tą nupjausiu, aš tau tą nutrauksiu, aš tau tą. Aišku, dažniausiai apie erotinę sritį. Ir mes čia vidury. Ir į mūsų kamerą pasodino dar porą veikėjų. Vieną ruselį ir vieną alkoholiką. Planą, taip vasario 16 proga, liaudės priešus sugaudė, kaip sakant. Planas įvykdytas, mes keturiesi sėdim. Ir tam ruseliui pradėjo pūliuoti ranka, negalėjom prisišaukti gydytojo. Ir mes paskelbėm bado streiką su Egidijum. Paskelbėm bado streiką, reikalaudami daktaro tam ruseliui. Su savim dar nešiodavausi TSRS konstituciją, protestavom prieš neteisėtą mūsų sulaikymą ir badaujant mums tokia sesutė Teresiutė, dabar nebežinau Šiauliuose ar Šiluvoj gyvena, bet tokia buvo kovinė sesutė. Ji kiekvieną dieną ateidavo į tą miliciją ir ten skaitydavo moralus tiems milicininkams. Ir jai pasisekė įduoti mums tą Evangelijos knygelę, kurią aš turėjau žalę, tokia užsienį leista, Meksikoje ir kur leista lietuviška, Naują testamentą. Ir mes badaudami atsisakėm skanių kvepiančių iš restorano atnešamų kotletų, bet pasilikom ant radiatoriaus vamzdžio, kuris menkai šildė vasario mėnesį, duonos kepaliuką ir šalia tą šventą raštą turėjau. Ir kažkaip Jono laiškus, Jono Evangeliją skaitant, parėjo supratimas, kad Dievo žodis yra gyvenimo duona. Aš paskui perskaičiau Antro Vatikano susirinkimo dogminėje konstitucijoje apie apreiškimą, apie tai, kad gyvoji duona dalinama ir nuo žodžio stalo ir nuo aukos stalo. Maitinant Dievo tautą, pakeliui į, kaip žydus maitino maną, pakeliui į pažadėtąją žemę, taip mus pakeliui į tėvo namus, Jėzus nepaliko vienų, maitina mus savo kūnu, savo krauju, gyvenimo duona, ir supratau, kad Dievo žodis irgi yra duona.
Ir aš taip įsivaizdavau, kad aš perskaitau švento rašto gabalėlį ir jį kramtau savo protu, bandau suprasti, meldžiuosi, Viešpatie padėk man suprasti, ir išsiskiria seilės, ir prasideda virškinimo procesas, jau burnoj, duona, kaip sakant, tirpsta, kramtoma, ryju aš tada tą duoną, ryju aš tą žodį, įsijungia valia ir aš trokštų gyventi tuo žodžiu ir prašau, Dieve, duok man jėgų gyventi tuo žodžiu, duok man savo šventosios dvasios. Ir aš jaučiu, kad ta gyvenimo duona, tas Dievo žodis ištirpsta mano kūne, mano kraujyje, uždega mano širdį, duoda man jėgų, mano širdžiai, duoda ryžto gyventi tuo žodžiu. Tai man buvo tokia pamoka iš to arešto ir tai man yra labai brangi dovana, kaip sakant, super rekolekcijos. Ir kai tie mūsų draugai valgydavo tos kotletus, o mes tyliai sėdėdavom, sakydavo, kaip jūs galit ištverti. O mes tai per Rusą, mes turim kitos duonos, ko jūs nežinot. Ir iš tikrųjų tai buvo Dievo žodis. Jis mus gaivino toj kameroj, paskui išklausė mūsų, atsiuntė tą daktarą, mes nutraukėm tą bado streiką ir pradžioj mus tie milicininkai keikė, banditais vadino, sakė šaudyti, tokius reikia ir panašiai. Bet mūsų liudijimas toj kameroj, kad mes neatsakinėjom į keiksmus mūsų kaimynų, neatsakinėjom į keiksmus tų milicininkų, o maloniai su pagarba jų klausėm, atsiprašinėjom jų, žodžiu, juos šokiravo, juos stebino, čia kažkas ne taip. Ir jie pasikeitė. Mano supratime dar tokia mintis viena parėjo, kad jeigu aš gyvenu Dievo meilę, tai va tie neapykantos pliupsniai, tie keikimai, kurie krisdavo link mūsų, kad jie irgi savotiškai kaip malonė, nes jeigu mano širdį viešpatauja meilė, kuri visą nugali, tai tie prakeikimai, ta neapykanta mūsų atžvilgių augina tos meilės lygį, kaip sakant, kelia, duoda mums dar daugiau jėgų ir mes melsdavomės už tuos milicininkus. Ir įvyko stebuklas. Kai mes baigėm tą bado streiką, atėjo vienas milicininkas, sako, čia mano žmona jums sulčių išspaudė. Jums dabar negalima valgyti to, ką mes atnešim. Kitas ryžių atnešė, sako, jums reikia išeiti iš to bado, čia palaipsniui, kad nesusirgtumėt. Ir mes susidraugavom. Ir nebuvo jokių, kaip sakant, kliūčių mums susitikti gatvėje. Jie mums buvo broliai, už kuriuos Jėzus numirė. Ir mes aukojom tuos nepatogumus, tą šaltį, tą alkį, ir už tuos policininkus, ir už savo visus kaimynus, kaip sakant, kurie mus keikė. Kai mes prašydavom įjungti ventiliaciją oro, tada jie negalėdavo susišnekėti, tada biškai pailsėdavom nuo tų keikimų, nes labai garsiai profeleris sukus. Ir tokia buvo mano patirtis su Dievo žodžiu. Ir aš supratau, Jėzus visur su mumis.